tikrųjų šeimos desertinė gimė būtent čia dėl to, kad mes gyvenam Kauno rajone, Ringauduose, visai netoliese. Viskas prasidėjo nuo Rūtos mamos ir jos pačios mėgėjiškos gamybos. Tai buvo daroma namuose, namų sąlygom. Jos abidvi testuodavo receptus, įvairius desertus, tyrinėjo, ką galima padaryti geriau, skaniau, įdomiau. Domėjosi šitą sritimi, Rūta taipogi studijavo maisto technologiją. Prie kiekvieno gaminio prisidėjo visi šeimos nariai, juos ragaudavo, testuodavo ir visą tai ir, sakykime, sukūrė tą tokią idėją, visą verslo konceptą, būtent įkvėptą pačios šeimos. Mums ypač svarbu tas grįžtamasis ryšys su klientu, nuolatiniai klientai. Mes iš pradžių darom desertus, tarkim, jų šventėm vestuvėm, vėliau po metų, po dviejų jau kreipiasi krikštynoms desertukų, tada jau tas vaikas auga kartu su mumis ir jau tik matau, kad 7 gimtadienį darysim tortą. Ir visa tai yra apjungia tą mūsų ir pavadinimą šeimos desertinį, ir tą mūsų verslo idėją, tą tikslą mūsų. Mūsų pagrindinis tikslas yra gaminio sudėtis, tikrumas, kokybė, tikri produktai. Norim, kad ir klientas tai jaustų. Manom, kad jaučia, nes dauguma klientų yra labai nuolatiniai ir būtent grįžta dėl skonio ir šviežumo.